Sveiki visi, su jumis Ignas Mr. Distro, dar viena diena, dar viena serija ir kaip žadėjau šioje serijoje aš pratęsiu tiksliau arba padarysiu Buildcrafto kambarį. Ir mes jau pradėsim naudoti Buildcrafto energiją, o tie, kas žiūrit pirmus kartus arba pirmas serijas, prašyčiau atkreipti dėmesį į Minecrafto versiją, kurią aš naudoju ir tai yra 1.1. Matot, va rašo štai čia vienam kampe. Ir aš kodėl tai darau, o todėl, kad dar ne visos modifikacijos, ne visi modai atsinaujino ant 1.2.3 versijos arba 1.2 dar kitaip vadinamos ir aš nežinau, ar man verta atsinaujinti. Nes tiesą pasakius, aš turėčiau vėl iš naujo tiktais daugiau vargo ir tiktais perkelti žemėlapį. Nesu aš jo tiek daug išnaršęs, o ten džiunglių tie biomai manęs per daug kaip ir nedomina. Nėra tokie, kaip sakant, baisiai tokie geidžiami ar kažko tenai, nežinau. Na, aišku, yra kažkas įdomesnio, bet taip, kad aš juos naudočiau praktiškai, kol kas šiuo metu nesu numatęs tam nieko. Ir šiaip šita vieta yra ganėtinai gera, tai man labai patinka. Ir, kaip matot, imu šiek tiek kitokią medžiagą, tai yra bus smooth stone arba tiesiog normalūs blokai, lieti, ne cobblestone ir tiesiog galvoju paįvairinsiu kažką savo statybų. Vis dėlto tą turim iš medžio, tai čia bus šiek tiek iš normalių blokų. Ir dar čia toks pastebėjimas, tai žmonės vis klausinėja, iš kur tu gauni tą, iš kur gauni aną, tai aš tiesiog galiu pasakyti. Pažiūrėkit mano praeitas serijas, bent jau šio sezono, kadangi tikrai nėra jų baisiai daug. Gal kiek čia 17, bus 18, tai netoli, taigi. Iš tikrųjų jų nėra daug ir čia peržiūrėti, na, po pusvalandį tai užtruksit, iš tikrųjų gerą laiko tarpą, bet panorėjus viską galima, ir ne? Taigi jūs būtinai pažiūrėkit tas serijas, jūs iš ten sužinosit, kaip aš ten privedžiau kokią elektrą, iš kur aš gavau ten tos coverius, iš kur gavau, nežinau, iš kur gavau obsidianą, iš kur gavau tos equivalent exchange itemus ir panašiai. Iš tikrųjų, tai nežinau, ar daug žmonių žiūri dar kitus lietuvius kuriant su šitais modais. Ir aš pamačiau tokį dalyką, kad, na, čia iš tikrųjų penktadienį kai aš buvau jau išvykęs. Aš pažiūrėjau, taip netyčia užkliuvau už vieno žmogaus komentarą, žiūriu senai pasirašęs, tipo, kad darau Minecrafto video, na, aš nuėjau į to kanalą, viską žiūriu. Atrodo viskas taip kaip ir kūrė, normaliai liktais iš pradžio pirmas serijas, bet paskui žiūriu. Damas beveik toks pat iš medžio, antram aukšte lempos sudėtos taip pat kaip aš susidėjau. Paskui, žodžiu, vos ne viskas padaryta taip pat ir šakės man pritrūko. Fuck. Grįžtam atgal, tai, žodžiu, viskas beveik tas pats, o paskui iš komentaruose yra klausimas. Ar tu kartais nekopinai Mr. Distro, arba ten nežaidi pagal tą? Ir jis sako, ne, mane įkvėpė atseit užsienietis. Bet kažkaip visos dizaino idėjos, bent iki šiol, arba iki to momento, ką aš ten mačiau, buvo grinai iš manęs paimtas. Taigi aš nežinau, jeigu jūs jau kopijuojat mano darbą, tai bent neslėpkit, nes, tvarsime, už tai, kad jūs meluosite, jūs tik savo gėdos padarysit, o kad slėpsit tą darbą ir visi mato, jo labiau tikrai ten kitas žmogus parašys komentarą, kad sako, matosi, kad viską tu čia kopini ir dafiga laikų sudėt ant to komentarą, tai aš galvoju, na jo, žmogus baisiai toli nukeliavo su tokiu požiūriu. Taip, reikia viską sudėti. Šitą. Ir pasiemam šitą. Taip, Tai va, žodžiu, žmogus tikrai, ką žinau, neturi gėdos gal naudoti svetimą darbą. Na, bendrai lietuviai visada yra tokie įpratę, kad jie nori geriau kažką naudoti svetimo, ne pačią tą padarytą, bet nežinau. Aš bent kažkiek stengiuosi kažką įvairesnio padaryti, kad nebūtų grinai, tarkim, kaip kokio užsieniečio tenai, kuris irgi tai padaro ir didžioji dauguma žmonių vis tiek nori ir nenori sugalvoja tą patį dizainą, ar pasižiūri forumuose, ten yra toks panašus dizainas, taigi to suprantu, kad neišvengsina, bet kai konkrečiai viskas tas pats ir dar meluoja, kad tikrai jis nedaro paskui tą patį žmogų, tai, na, sakant, neturi gėdos. Oi, aš iš tikrųjų nežinau, kokio aš noriu ilgio padaryti ar aukščio. Reikėtų kuo aukštesnį iš tikrųjų, galbūt, nežinau.
Ir gal visą stogą padarysim iš stiklo, kadangi stiklo turim šiam 4 ir manau šitam kambariui užtektų. Tai, paskui gal apšvietimą kokį kitokį įdėsim, nežinau, turim šiek tiek torčių ir kol kas mums jų užteks turbūt. Kas dar tokio? Šią savaitę, jeigu suspėsiu, tai jau turiu keletą idėjų ir turbūt padarysiu šiokį tokį pranešimą. Ir aš jį tiesiog padarysiu, kad visi matytų. Tame pranešime šiek tiek bus informacijos, bet aišku apie tai šiek tiek vėliau. Kas dar sekat mane, tai Facebook'e ar dar kažkur, kaip matėt, aš rašiau tokį, kaip ir buvau pateikęs klausimą dar apie serverį ir aš iš tikrųjų rimtai galvoju, ar man tuo užsiimti ar ne, nes ir svarbiausia, aš turiu tai apmąstyti kuo greičiau, kadangi paskui šiek tiek laiko primažės man ir aš nebesuspėsiu 30 darbų padaryti ir ko gero bursiu komandą. Tokių žmonių. Aišku, aš jiems tikrai visko nepatikėsiu. Nebus tokių žmonių, kuris žinotų, būtų atsakingas už ypatingai svarbius duomenis. Ir kiek įmanoma aš stengiuosi viską pats padaryti. Ir tiesiog klausimai, ar aš ten galėsiu, ar aš galiu ten, tarkim, prisijungti ten, tarkim, prie live stream, ar galiu aš ten prisijungti ten dar kažkur. Jie mane jau pradėjo erzinti iš tikrųjų ir aš, kaip minėjau, jeigu aš esu nuotaikui ir jeigu aš nesu užpildęs pilno serverio jau su esančiais žmonėm, tai aš būtinai kažką paimsiu iš jūsų, iš tų žiūrovų, iš tų gerbėjų, kurie pastoviai mane sekate arba žiūrite, šiam 4 stiklai ir dar neužteko. Čia taip statinys, o čia tai statinys. Gerai, keliaujam, išmiegosim. Ir kažkas sakė, kad mažiau būk savo Minecraft'o truboj, dažniau į lauk išeik, aš galėčiau iš tikrųjų taip, bet jeigu aš dažniau lauke trinsiuos, tai kas padarys tos darbus, kuriuos aš dabar darau. Kiekvienas projektas, kaip sakant, nesvarbu, ar tai būtų Minecraft, ar tai būtų kažkur kitur, skeletonas. Reikalauja kažkokių tai aukų ir šiuo metu man... Pasimsim viską. Fuck. Tai nustatom. Dar vieną. Taigi, kiekvienas iš tų reikalauja aukų ir tikrai reikia, nežinau, paaukoti tą tipo, kaip sakant, naršymą, eksplorinimą pasaulio vien tam, kad aš galėčiau išgauti šiek tiek man šito ir išgausiu iš šitų. Iš tikrųjų, matote, resursų pas mane net per daugiausiai, aš beveik viską, ką turiu, viską sunaudoju, tai toks kaip ir pastebėjimas. Ir vėl viską pasiėmiau. Kiek steikų. Tik nesakyk, kad aš dar turėjau to steiką. Tai ne, daugiau atrodo neturėjau. Tai liuks. Ir kaip žinot, mano modifikacijos, kurios susirašys, nėra atnaujintos dar. Ir aš kažkada mėginau, paskui vėl nebebuvo kada, paskui vėl mėginau, paskui žiūriu, kad siuntimo linkai ten neveikia, tai tarkim, Equivalent Exchange yra daug naujesnė versija, ten šiek tiek biški skiriasi kai kas, tas pats, bet principas toks pat ir atrodo didžiausias skirtumas toks, kad tai suteikia šansą ten žaisti multiplayer. Ir kas nežino, tai multiplayer yra čia kaip serveris, nežinau net kaip išsireikšti. Multiplayer tai daugybė žaidėjų vienu metu žaidžia tą patį modą ir galima, aišku, tos kai kurios modus sujungti, kai kurie iš jų nesusijungia, tai viename serveryje išvysti dafiga modų yra tikrai retenybė, o tarkim naudojant kokį Tekit Packą arba dar kažkokį, tai, jeigu aš daryčiau serverį su Tekit Packu, tai ko gero jisai būtų vien tik legalams ir žymiai labai daug tiksliau serverio tų funkcijų būčiau atjungęs, kadangi bent jau mane asmeniškai tos funkcijos bėsina, kai mes žaidžiam per savo live streamus ar ten per dar kažkur. Ir tiesą pasakius, aš kaip ir jeigu planuočiau daryti taip, kad būtų su normaliu Minecraft'o launcheriu, su paprastu Minecraft'u, susimodifikavus viską, jūs galėtumėt prisijungti normalų serverį, kuriame galėtų žaisti tiek legalus, tiek nelegalus, bent jau aš tai planuoju. Ir tame serveryje esu numatęs kaip ir vieną funkciją, kad
kad galima būtų atskirti, kas legalus, kas ne. Ir tai iš tikrųjų padėtų baninant, padėtų, kaip sakant, suteikti asmenybę tam vartotojui, kadangi jeigu jūs, tarkim, mokat naudotis kokį proxy ar dar kažką, didžiąją dalį banų galima apeiti. Bent taip į banų. Bet kai aš sugalvosiu tokią sistemą, tai ta sistema jau, kaip sakant, ant viso laiko jau užblokuos tą žaidėją, kuris sugalvos čytinti arba ten sukčiauti, nežinau, kaip jūs norite tai vadinti. Tai tiesiog, nežinau, ar man dar pavyks, bet yra viena iš tokių sistemų, kur būtent nelegaliems žmonėm, kurie bandys prisijungti prie serverio, reikės padaryti kažką daugiau negu tiem, kurie turi normalų Minecraftą. Taigi, jeigu jūs iš tokių žmonių, aš patarčiau jums vis dėlto parsisiųsti legalų Minecraftą, kadangi sklinda kalbos ir šiaip logiškai mąstant, Minecraftas greitų metu turėtų būti grinai tik legaliems. Jeigu kas norėsit žaisti multiplayer, kodėl taip dabar sunku jums paaiškinti būtų, kadangi aš nežinau, kaip kai kurias frazes išversti dabar iš anglų kalbos į lietuvių, bet kada nors, kaip sakant, kai pasitvirtins tie gandai, tai aš galėsiu tai padaryti. Bet šiuo metu tai, ką žinau, pirkit, nežinau. Iš tikrųjų tikrai dvejoju, kaip man čia padarius kažką, nes tikrai serverį žaistų kiek daug žmonių, mačiau tenai buvo padaręs apklausą, iš 140 ar 150 žmonių, 100 prabalsavo už Minecraft'o serverį ir ten visi kiti, ten šiek tiek už Counter-Strike, šiek tiek už GTA San Andreas'o multiplayer. Vieniems atseit atsibodo mano Minecraft'o šitie video. Na, ką aš galiu pasakyti, tai... Na, aš iš tikrųjų, jeigu stengiuosi live streaminti, tai aš live streaminu ne tik Minecraft'ą, o šiuo metu bent jau visas šitas, nežinau, sezonas turi turėti pradžią ir pabaigą, bent jau toks mano, kaip ir mano tikslas. Aš pradėsiu ir pabaigsiu šitą sezoną, parodysiu didžiąją daugumą visų įmanomų galimybių. Aišku, galbūt užtruksiu šiek tiek ilgiau negu įprastas žmogus, kuris tai darytų, arba tas, kuris kelia kiekvieną dieną po video. Bet, kaip sakant, norėdamas bendrauti su savo gerbėjais, savo žiūrovais, arba galų gal kaip kiti vadina ją community, tai aš turiu šiek tiek aukų paaukoti ir tarkim aš darau live streamą ir aš žinau, kad aš tuo metu negalėsiu įkelinėti video arba renderinti. Ir tuo labiau filmuoti, kad įkelti į YouTube. Aišku, galėčiau mėginti, bet aš ten nieko negalėčiau daryti kaip pamokomojo stiliaus, girdėti su daug pašalinių garsų. Kartais kokybė video būtų prastesnė, kadangi programos, kurias naudojam live streamui, užima šiek tiek daugiau ramų negu norėtųsi. Ir dar dabartiniai atnaujinimai, kuriuos jie ten daro, tai šis košmaras. Na, bet, kaip sakant, pamėginti galima būtų, bet sakant, yra rizika. Taip pat, kas čia dar tokia. Galvoju dar gal kokį puslapį padaryti, gal kaip fanų, bet kad pasižiūrėjau, kad nelabai kas į Facebooką nori eiti žiūrėti, tai yra iš kiek čia pas mane. Dabar beveik 942 atrodo gerbėjai šiuo metu, kai aš filmuoju video buvo. Kažkas apie 940, nu tarkim grubiai 950. 950. Ir iš jų tik tais 207 ar 208 yra Facebook'e palaikinę tą mano puslapį arba šiaip apsilanko ir pakomentuoja kažką. Taigi, jeigu aš jau paprašiau, tarkim, padarau kokį balsavimą ir jūs turit Facebook'ą, būtų gerai, kad jūs nueitumėt ir prabalsuotumėt. Nebūtinai ten sakau, kad jūs jį palaikintumėt ar dar kažką, bet tarkim šiuo atveju, kai aš bandau nuspręsti kaip ir serverio ateitį arba nežinau, bet kokį dalyką, kurį aš galiu paskelbti. Dažniausiai, kaip supratot jau iš mano skelbimų, tai aš neskelbiu to, ko nereikia, arba ten per daug, kaip sakant, neišnaudoju to, ką galėčiau daryti. Stengiuosi nereklamuoti per daug, jeigu ką, aš ten tiesiog pranešu, kad yra live streamas, pranešu, kad yra video, kada bus video, kokia situacija, kodėl aš video neįkeliu ir panašiai. Tai vieninteliai pranešimai, kurie dažniausiai būna. Čia. Sudėkim. Kažkas tokio neįprasta bus. Žiūrėsim, ar atsipirks.
tikrųjų aš tą trobą galėčiau statyti kažkur kitur, bet nežinau, kodėl čia darau. Taigi, trobą kaip ir tai turėsim. Ir pirmas dalykas, ką aš darysiu, tai man reikės šiek tiek auksinių vamzdžių, atrodo. Fuck, pritrūkom kelių. Traukis karvę, moving iš vietos. Moving! Moving! Ate karvę. Moving iš vietos, kaip sakė. Tai pirmas dalykas, kurį aš darysiu, tai bus Buildcrafto varikliai. Ir mes iškart darysim juos iš geležies. Ir taip išvengsim tikrai nemažą... Dar siklą turim. Išvengsim nemažo, nes jau nebeišeina sušnekėti, išvengsim didelių problemų arba tarpinių tų variantų. Aš dažniausiai mėgstu prasuptas vietas arba pereit tuos variklius, tas detalės, kurios, man atrodo, nėra, kaip pasakyti, privaloma arba galima tiesiog jas praleisti, kadangi yra daug naudingesnių dalykų, kuriuos galim panaudoti. Na va, kaip ir turim viską, dabar reikia pasidaryti duris. Pavyzdžiui, crafting table štai čia. Here. Įdėsim duris. Oi, kaip nebemoku Minecraft'o žaisti. Ir dabar pressure plate'as. Ir simpis toksai. Taip, štai čia. Here. Ir dabar įdėsim duris štai čia. Here. O. Na va, pusę velnio, kaip ir turim šiokį tokį kambarį. Dabar beliko sudėti apšvietimą, kurį nežinau kaip čia dėsim, na, iš tikrųjų man tai jokio skirtumo. Ir aš dar šiek tiek galvojau apie dar vieną tokią funkciją arba dar vieną tokį dalyką, tai per live streamą, kad tarkim man atsibosta streaming kokį vieną žaidimą, tarkim atsibosta man Minecraft'o streaming, aš galvoju gal man šiaip paimti kokį vieną iš senesnių žaidimų, kur gali didžioji dauguma žaisti, bet ten yra story modas ir aš tiesiog jį pradėčiau ir stengčiausi eiti ir pažiūrėtume per kiek laiko, per kiek dienų, kai aš streaminu, ten tarkim žaidžiant po 3-4 valandas ir 7, aš galėčiau pereiti visą tą žaidimą. Aišku, tai iš tikrųjų kartais užimtų labai daug laiko, tikrai nemažai, aš tą puikiai žinau, bet, kaip sakant, in the end arba pabaigoje, tai šiek tiek būtų įdomiau negu tiesiog pastoviai Minecraft'ą žaidžiant. Ir tiesą pasakius, jeigu aš žaisiu jį tiek per streamus, tiek per tą, na, tiksliau, kaip pasakyti, nežinau, jau pinas ir aš daug kartų tą pačią frazę sakau, kad nežinau jau, tai tiesiog patys pagalvokit, kai jūs daro tą patį darbą 30 kartų iš eilės. Tas pačias indukcinės krosnės, tas pačias sistemas, tas pačias, nežinau, tos pačius beveik statinius, tai gal skiriasi ten grafiškai kas nors, kitoks dizainas. Viskas tas pats, apart keletas smulkmenų, tai jūs užsiknisit iki gryno kaulo. Ir dabar aš jau pradėsiu daryti variklius, tai pasiėmam šitą medieną. Man reikės nemažo kiekio šitų veržlių, man reikės iš jų padaryti 3 į geležinės. Iš karto padarysiu jas į stone. Ir paskui iš stone mes panaudosim kaip su ironu ir išgausim geležinės veržles. Ir nekreipkite dėmesio, kad aš per daug šokinėju nuo vienos minties prie kitos, bet jau taip išeina. Šiuo metu man nelabai yra galimybių tai pakeisti. Ir žiūrim, ką mes čia dar turim. Taip, man reikės dar ne vieno pistono. Stonijo. Taip, man reikia redstone'o ir visi resursai eina į pabaiginį. Kur čia medis? Miedį, oh fuck. Miedislavas, taip. Tada man reikia, tada štai šitai. Ir dabar nesikad neturim cobblestone'o. Beveik neturim cobblestone'o. Na tai tą patį dirt panaudosim kaip beveik nebeturim. Aišku, jeigu aš tuoj kai pajungsiu tas sistemas visas, tai
To cobblestone bus daugiau negu reikia, bet šiuo metu... O, čia kažkas netap. Šitą. Jo. Taip, man dar 2 reikia, gal... Vot. Turim 3 ir dabar man reikia... Žiūrėkim, kam naudojama. Naudojama štai šitaip. Ups. Reikės šiek tiek daugiau šitų iron gearų. Oi, fuck. Reikės dar 3. Dar 3, dar 3. Nu, tai kaip sakant, nebereikalo aš dariau šituos. Nebemoku aš jau to daryti, to naudoti. Ir dar po kiek čia reikia 12, ne, 8. Taip. Įdedam štai čia. O, turim visus 6, turim stiklą, turim šiek tiek irono. Turėtų užtiekti. Taip, įdėsim štai pisonai čia. Iron gerai štai čia, šiek tiek stiklo čia ir šitą. O. Turim combustion engines ir dabar kažkur čia mačiau dar šiek tiek gold buvo, tai iš goldo padarysim gold transport pipes. Man jų reikės, nežinau kokio kiekio, bet tarkim tiek užteks. Nes iš tikrųjų mes juos naudosim nemažai laiko. Turim cactus greeną ir jos pasiimkim here. Pasiimkim čia, įdėkim čia, išmokiam. Įdėkim čia. Fuck! Šito neturėti būti. Fuck. Ką aš prispaudžiau. Taip, va taip turėjo būti. Dabar turim šiek tiek vamzdžių, šitų cactus greenų. Juos paverčiam štai šitaip ir sudėjus vamzdžius, kuriuos turim čia, į šitą, ir gausim golden waterproof pipe. Juos palikim vamzdžių štai čia, turim vandens ir dar reikėtų teleporto pipe, bet jiem reiks mažai deimantų. Ir kur mano deimantai? Deimantai yra šie. Turbūt flying starė, kiek mes turim tos energijos. Į čia, o va čia. O, turim šiek tiek. Ir man kiek reikės, tai paskaičiuosim. 8 deimantų. Vieną deimantinį bloką išsiimkim. Įdėsim štai čia, išgausim 9. Dabar reikės 2 vėl veržlių. Fuck. Ir vėl, fuck. Nemėgstu šitų receptų, reikės kažką daryti, automatizuoti turbūt. Yra vienas toks let's playeris, kuris taip pat darydavo serijas, bet aišku senietis. Jisai automatizavo visą. Iš tikrųjų gal ir neblogas dalykas, bet tik žinau, kad žmonėms, kurie mėgins tai pakopijuoti, jiems žiauriai lagins tą žaidimą, kadangi tai yra resursams kompiuterio resursams intensyvus dalykas. Paskutinius resursus atiduodu. Deimanto, irono nebėra ir toj deimantų beveik nebeliks. Ir dabar įdėjau štai šitaip, apdėjau štai šitaip ir įdėjau stiklą, išgaunam item teleport pipe. Kas dar nežinot, kas tai per štuką, kaip sakant, kas tai per dalykas. Tiesiog šitaip ir prijunkim kitą vamzdį, aišku, mes dabar neturim to. Fuck. Reikia šiek tiek žalių dažų. Ir aš manau išsiimsiu iš Flying Staro ir man reiks, nežinau. Simkim gerą kiekį, iš tikrųjų paskui, kai turėsim kaktusų, tai galėsim paįvairinti. Šiek tiek, taip. Ir dabar kiek man čia reikės, bent 2, tai tikrai reikės tokių, tai... Įdedam štai šitaip, įdedam štai šitaip. Jau ne šitaip, o šitaip. Įdomiai, galvau, kad čia yra
shapeless receptas, bet pasirodo ne. Ir turim water teleport pipes. Taigi, jie veikia kaip ir normalūs vamzdžiai, tik, va, tarkim, padėjus čia. Ir pajungim kitą vamzdį, kuris taip pat yra water teleport pipe. Tai bus va štai šitas. Ir matot, jos sujungia ir paspaudus dešinį klavišą ant jų, jie turi tokį interfeisą. Čia nusistato dažnį, pasikeičiate, ar gali priimti, ar gali gauti šitą. Jeigu šitas vamzdis, tarkim, iš čia pareina nafta, eina čia ir nori, kad išsiųstų naftą kažkur tenai kitą jūsų dalyką, tai čia nustato, čia tiksliau paliekat, kad čia can receive yra false, tai yra reiškia, kad iš kitos pusės grįžti atgal nafta negalės. Ir tai va, o tarkim, jeigu norėsit, kad va šitas vamzdis gautų ir jisai jungtųsi kažkur kitur, jūs nustatysit, kad čia gali gauti. Taigi, vieninteliai tokie skirtumai, daugiau aš šiandien turbūt nieko per daug neaiškinsiu. Aišku, paprastesnis variantas būtų sujungti visus vamzdžius absoliučiai nuosekliai, kad ir kokie jie bebūtų. Ir tai užtruktų labai daug laiko, daug resursų. Ir iš tikrųjų kartais gali apkrauti kompiuterį, priklausomai kiek jūs laiko ir kiek toli tempsit visą tai. Man reikia pompos. Pompinio. Pompa. Pompos neturim ir reikės iron. We need more iron. Nesakyk, kad nebeturim. Turim ironą. Kažkur čia medžio buvo baisiai daug. Reikia štai šito, reikės štai šitaip. Gausim tik X ir atrodo reikės man dar reikės iron gearo. Ir kad tą padaryti reikia štai šitaip ir vėl pasidarysim keletą veržlių, kadangi anksčiau ir vėliau vis tiek mums jų reikės. Taigi, turim veržlės. Įdėkim štai šitaip, vėl apdedam. Receptas analogiškas, išgaunam stone gear, vieną, nežinau, man 2 gal reiks ir vieną, gal vieną užteks. Taip, vieną. Gerai. Ir dabar jis apdedam su ironu ir gausim štai šitą. Šitaip ir šitaip atrodo ir iš šono apdedam su ironu. O taip. Kai turim šitą, man reikia su stiklu apdėti štai šitaip. Ir išgausim tankus. Tankai yra naudojami tiem, kad saugoti skysčius. Ir aš jų pasidarysiu vėlgi nemažą kiekį. Nemažas, 8. Per mažai šiek tiek, tai dar pasidarykim keletą, kiek įmanoma daugiau. Anksčiau ir vėliau tikrai prireiks mums jų ir čia vieną iš jų iškart panaudosim, kadangi man reikės pasidaryti pompą. Taigi, pompa. Turim pompą. Ir dabar man reikia, turim teleporto paipą, turim tą. Reikės šiek tiek energijos paipų ir man jų reikės taip, 3 šitų. 2, 3. Bet padarėm 4. Fail. Gerai. To man jų reikės vis tiek. Taip, 2 šitų. Jie irgi taip pat bus su tais. Taip pat reikės 2 medinių šitų. Ir aš nežinau, ar man jie gausi šiuo metu, kadangi stiklo mes turim. Paskutinis gabaliuk stiklo. Ir dabar juos 2, ne, kiek čia man reikės 3. 3 irgi paversim į redstone. Bet turim šituos. Keliaujam į savo buildcrafto kambarį. Ne viską iškart pajungsim, turbūt ne viską išeis pajungti, bet jau turim kambarį pasiruošę. Turim šiek tiek, kaip sakant, instrumentų pasidarę. Ir dabar aš nežinau, tarkim, pas mane čia bus combustion engines sudėti. Turbūt taip, jeigu čia įdėsim.
Nu gal čia, o gal čia geriau. Čia dėsim. Taip, tada čia prijungsim, kur tie mano, šitie atrodo. Čia nekreipi dėmesio, aš čia taip darau, kad tik uždėčiau vieną šalia kito. Dabar taip ir šitaip. Na šitą atsuksim su Bilko Rafto Branch. Paskui man reikia pajungti Golden Waterproof Pipes. Tai yra Golden, čia jį vadinasi. Golden Conductive Pipes. Taigi, taip. Pajungsim štai šitaip. Ir vienintelis dalykas, kuris keliaus į viršų, tai bus teleporto pipas, kurį mes uždėsim va štai čia. Vienintelis skirtumas tarp šitų ir bet kokių kitų vamzdžių, kurie bus, tai aš juos paminėsiu vėliau, o gal ir iš karto. Tai kad pastačius bet kokį aparatą, tai šiuo atveju, tarkim, pastatysiu šitą, ir norėdami iš jo išsiurbti naftą, mes galim tiesiogiai padaryti štai šitai. Arba prie bet kokio aparato, mes prijungus šitą teleporto pipą, mes galim tiesiog jam suteikti. Suteikti tos daiktus, galim ir tą patį daryti su chestais ir su paprastais teleport pipais, tačiau kai eina reikalas apie conductive pipus arba šiuo atveju Bullcrafto energijos pipus, jam būtinai į tarpą turi būti dedamas bet koks kitoks conductive pipas ir šiuo atveju atrodo yra cobblestone arba stone ir arba dar galima šiuo metu gold ir prijungiant štai va šitą va pipą, kuris yra energijos teleportinis pipas. Tai kaip sakant, galima trumpesnius variantus su visais kitais teleportiniais pipais, bet kai yra su energija, visada turi būti tarpinis vienas vamzdis. Nežinau kodėl taip, bet taip yra ir tiesiog nežinau kaip paaiškinti. Kadangi tiesiog kitaip negalima. Taip, iš karto pašaliam to, ko man nereik. Sudedam štai šitaip. 1, 2, 3. Sudedam štai šitaip. Atgal. Gal panaikinti, ne. Ir čia nustatysim dažnį, iš tikrųjų taip. Šitas turi gauti energiją, arba šiuo metu gauti kažką, tai aš nustatysiu, kol kas nereikal nustatinėti. Iš tikrųjų, aš jį galiu net pasiskolinti, kadangi mes dar neturim rafinatoriaus, kurį reikės taip pat padaryti. Rafinatorių čia turbūt darysim. Tai bus kažkokie tankai. Tarkim, štai čia šitie bus tankai. Į šitą tanką mes gausim. Iš čia išeis vienas, ateis į rafinatorių. Čia bus vėl vamzdis, čia bus kitas tankas, į kurį dėsim tą kurą. Ir man reikia kažką reikia apšvietimų sugalvoti. Ir paskui nuo čia mes pajungsim arba iki čia tiesiogiai, arba teleporto vamzdį vėl, na nežinau, kaip man užeis. Ir aš tą jungiu lauk. Čia galim nustatyti dažnį 1. Ir dabar beliko man tik padaryti kažką su šitą nesąmonę. Dabar nežinau, kaip čia man taip padarius. Taip, bus gal šitaip geriau. Aš paskui numažinsiu viską, iš tikrųjų čia kažką reiks daryti, nes kaip mėginom ant šito ant Tekit serverio, kai buvo toksai pat vandenį, tai buvo šiek tiek grybą pjovas tas. Aš padarau visada dažniausiai tokią, kaip sakyti, čia salytę, nesalytę, nežinau kaip pavadinti. Na, tiesiog, kad aplinkui galima būtų vaikščioti, jeigu ką ir panašiai. Taip pat čia vienas blokas ir įdėsim štai šitą. Čia yra, kas nežinau, tai yra pompa. Ir jinai siurbs mums visą šitą turinį iš to, kai suteiksim jai kažkokį tai, nežinau, kažkokį tai energiją, variklį, bet kokį kitą dalyką, tai aš prijungsiu vamzdį ir padarysiu taip, kad gali... Vienas, atrodo, ar ne? Pasižiūrėkim dažnį, aš tada ten buvau vieną nustatęs. Jo, vienas. Ir man dabar reikės šiek tiek paprastų redstone variklių, kuriuos pasidarysim jau turbūt kitoje serijoje. Ir man jų reikės 4, aš juos čia sujungsiu ir galbūt reikės man šiek tiek deimantą dar panaudoti, galėčiau padaryti rafinatorių ir, kaip sakant, jau pajudinti mūsų visą šią sistemą į priekį. Taigi, su jums buvo Mr. Distro ir sutiksim visai netrukus. Ate.